Mitsubishi Electric oras vanduo šilumos siurbliai su 5 metų garantija. Nenori vargti su malkom? Patogus šildymas Saurida Gas. Labas rytas, su jumis sveikinasi laida Statybų gidas. Pirmas mūsų laidos reportažas apie fasadus. Ir ne tik apie fasadus, apie šiltinimo medžiagas, kurios užtikrina ir šiuolaikiškus sprendimus ir, kas svarbiausia, sutaupo centimetrų, kurie tikrai yra svarbus bet kurioje statyboje. Statybose darbų tempas ir laikas yra labai svarbus. O kai šiais laikais daug ką skaičiuojame kvadratiniais metrais, papildoma erdvė tampa vertybė. Netgi kalbame apie kelis centimetrus. Žiūrėk, vietoj tradicinio 12 cm sprendimo tą patį rezultatą pasieksi panaudodamas 8 cm sprendinį. Čia 4 cm, ten 4 ir viskas, kaip sakoma, į pliusą. Tai apie kągi mes čia kalbame? Tai analogų Lietuvoje neturinti fenolio plokštė, kuri yra kitokia nei ją siūlo konkurentai. Pagrindinis šios plokštės išskirtinumas yra tas, kad ji yra dengta po 3 mm pilko EPS sluoksnio iš kiekvienos pusės. Ką tai duoda? Pirmiausia, dirbant su šia plokšte mes ją galime apdoroti, lygiai taip pat kaip paprasta EPS plokštė. Antras labai svarbus dalykas, kad šiai plokštai užklijuoti ir užarmuoti nėra reikalingi specialūs, nėra reikalingi brangus mišiniai. Jas galime klijuoti ir armuoti, naudojant įprastus baumant mišinius, kai tai daroma su EPS plokštėmis. Taip pat jos pasižymė itin dideliu matmenų tikslumu, mažu susitraukimu, kas neleidžia susidaryti siūlėms, kai jos yra sujungiamas. Taip pat verta paminėti, kad šios plokštės turi visus reikiamus dokumentus, turi Europos techninį įvertinimą, kas yra labai svarbu objektams, kuriems dokumentacija yra labai svarbi ir būtina. Baumit Starterm Resolution plokštės įrengiant tinkuojamą fasadą. Tai vis populiarėjanti šilumos izoliacija skirta tiek renovacijai, tiek naujai statybai. Ji skirta norint išlaikyti kaip įmanoma didesnį naudingą plotą ir sumažinti fasadų storį. Dažnai tenka bendrauti su statybų vadovais, kurie nuolat ir kiekvieną dieną dirba su projektais ir jie lygiai taip pat kaip ir mes pastebi, kad šių plokščių yra projektuojama vis daugiau. Kaip pavyzdys, renovuojamų daugiabučių balkonai. Dažniausiai balkonų vidus yra įrengiamas naudojant tinkuojamą sistemą, o naudojant įprastą EPS plokštę, jie stipriai sumažėja, o naudojant šias fenolio plokštės būtų reikalingas praktiškai perpus mažesnis storis ir išgaunamas tas pats šilumos izoliacijos efektas. Inovatyvų gaminį jau įvertino ir jį naudojantys meistrai ir renovacijos ar kitų panašių procesų inžinieriai. Viskas būtų dar geriau, tačiau dar neseniai tokių gaminių laukimo terminas tapdavo pagrindiniu trūkumu. Greitis statybose ir projektų gyvendinimuose yra labai svarbus aspektas šiandieniniam gyvenime. Ir labai mes džiaugiamės bendradarbiaudami su Baumitu. Tas bendradarbiavimas jau tęsiasi ilgus metus, nuveikėm labai gražių darbų ir džiaugiamės tuo rezultatu, kurį mes turime šiandien. Todėl mes ir nusprendėm, žinom, kadangi inovacijos labai yra svarbios šiuolaikiniam gyvenimui ir žinom, kad Baumitas irgi juda inovacijų link ir todėl sutikome pirmieji būti Lietuvoje, kurie sandėliuojasi Baumit Starterm Resolution plokštes ir pateikti greitai mūsų klientam šitą produktą iš savo sandėlio. Pajūrio regione puikiai žinoma įmonė gali pasiūlyti ne tik šiuolaikiškas didesniam ar mažesniam objektui reikalingas medžiagas. Labai džiaugiuosi, kad turim mes stiprią komandą pas save prekybos centre Gulbė ir kur gali tikrai padėti parinkti atspalvius, ne tik atspalvius, bet ir, sakykime, produktus, kurie labiausiai tiktų jo interjere. Turime tonavimo centrą. Ten galime irgi iš begalės spalvų parinkti tinkamiausią pagal jo konceptą įsivaizdavimą spalvą jų namam, kuri dėrėtų tikrai labiausiai. Šiuolaikiniai, aišku, klientai, ką galėčiau pasakyti, labai įnoringi. Ir kiekvienas individualus ir skirtingas. Ir mes bandom surasti prieėjimą prie kiekvieno kliento, prie jų įnorių prisitaikyti ir padėti suspręsti jam patį geriausią konceptą. Nuolat mes dalyvaujam kiekvienais metais įvairiose pasaulinio lygio parodose ir iš ten parsivežam naujienas, kurias pristatom savo klientam.
Ypatingas dėmesys skiriamas yra asmeniniam klientų aptarnavimui. Atvykus klientui stengiamės išsiaiškinti jų poreikius ir pasiūlyti jiems tinkamiausią produktą. Tad jeigu esate iš tų, kurie nori inovatyvaus ir erdvės nesumažinančio sprendimo, pasitarkite su specialistais. Gal toks sprendinys būtų tikrai tinkamas jūsų objekte, statant, remontuojant ar renovuojant. Kita mūsų laidos reportažo tema apie šildymą. Šiuolaikinės technologijos įsiskverbė į mūsų gyvenimą, užėmė savo tvirtas pozicijas ir jų tikrai neužleidžia. Šildymo sezonas aktualus bus ir šių metų rudenį, taigi pažiūrėkime ir pamastykime į priekį, ką pasirinkti, kad gyvenimas būtų patogesnis. Liaudies išmintis apie roges, kurias vertėtų ruošti vasarą, mūsų laidoje dažniausiai siejama su šildymo sistemomis. Aišku, kai už lango 20 ar daugiau laipsnių šilumos, apie šildymą kalbėtis nesinori. Bet sutikite, kad rudeniop jūsų būstas bus dar pusmečių pasenęs, o senamadiška šildymo sistema pati savaime į geresnę pusę nepasikeis. Tad sprendimus reikia priimti jau dabar. Pagalvokime, kuo galėtumėte pakeisti seną, neefektyvų katilą, kad būtumėte patenkinti naujų pasirinkimų. Kietų kurų katilas buvo virtuvėje ir žiemą būdavo labai bjauru, nes ir smalkės, ir nesaugu, ir ryžomės tam, kad reikia. Pradėjom ieškoti tų sprendimų ir darėjom, kad geriausias yra ir patogiausias yra dujos. Pasidomėjom Saurida. Pašnekovo šeima gyvena prieš daugiau nei 60 metų statytame maždaug 120 kvadratinių metrų ploto name. Bet ir tokiame pastate viską galima įsirengti taip, kad namo inžineriniai sprendimai būtų labai šiuolaikiški. Pradėjom konsultuotis, vyrai pakonsultavo, kur ką įsirengti, kad būtų lengviau ir tikrai, kad sudėliojom visą sistemą taip, kad būtų patogu į pečių ir paleidimas visas ir grindis patarėjai pasidaryti šildomas, nes tuo pačiu viskas ir. Beje, parinkdami vietą naujam katilui, šeimininkai buvo maloniai nustebinti, kokia kompaktiška bus naujoji įranga. Neįsivaizdavom, kad jis toks mažiukas, mes galvom, kad daugiau da vietos, ar užteks, palinkom erdvę tokią. Ir sako, paprasta nedidelė spintelė, pasikabina, sako, viskas išeina vamzdys jau. Į to tai reikia tik tai, kad elektra būtų, įvadas atvestas, tas susakė visas smulkmenas, kas ir labai lengva buvo. Vyrai tikrai labai greitai viską įrengė. Ponas Edmundas pripažįsta, kad pokyčiai katilinėje iš esmės pakeitė kasdienybę. Pasiskaičiuoja, kiek kainuoja kietas kuras, kiek kainuoja malkos ir malkų ir granulių kainos, viskas kyla, viskas susidėjus, kad tikrai daug pigiau išeina paėmus šėpnis. Ir ten gamytis, kai sako, malką šildau 3 kartus, kol daina iki pečiaus, o čia tik tai, kol balionus atnešai, tai pačiam nereikia nieko daryti. Čia atėjai, pasižiūrėjai, termometras rodo kambarų temperatūrą, pasižiūrėjai valdymą, viskas, matai, prieini prie pečiaus, pažiūrėjai, dirba, nes jauti vien namus pareini ir jauti, kad nereikia tau po visų darbų, bėgti kažkur ieškoti, kažkur pačiam, gali tiesiai poilsiauti ar ką rinktis kitus darbus. Priimti sprendimą dėl šildymo sistemos atnaujinimo galima bet kuriuo metu. Vasara tam tikrai puikiai tinka, o jeigu ši investicija į jūsų gyvenimo komfortą atrodo brangoka, galima mokėti dalimis. Didžioji dalis klientų renkasi finansuotis visą sumą, kokia yra prekės kaina, bet yra žmonių, kurie yra nusimatę tam tikrą dalį išlaidų, susitaupę dalį ir tuomet tą likusią dalį finansuojasi. Kaip pavyzdį, jeigu paimtume šilumos siurblį, ir jeigu suma yra numatyta, kad jam reikės išleisti 3000 eurų, bet žinom, kad įrengimo dar darbai kažkokią dalį kainuoja, ar klientas išsirenka galingesnį šilumos siurblį, kurio vertė paaugo iki 5000 eurų. Tai tokiu atveju klientas 3000 eurų įneša kaip avansą ir 2000 eurų prasifinansuoja jam patogiu terminu, jam realiai patogiu būdu. Natūraliai kyla klausimas, kur kreiptis, norint pasinaudoti lizingo pasiūlymu. Šiuo atveju mes bendradarbiaujame su Saurida. Tai klientas, norėdamas mokėti už prekes dalimis, jisai kreipiasi į Sauridos vadybininką ir tuomet vadybininkas, naudodamasis banko sistema, gali įvertinti kliento mokumą, parinkti jam patogų terminą, sumą
ir tai užtrunka iki 10 minučių. Mums belieka pasidžiaugti sėkmingų pašnekovo sprendimų ir pamastyti, juk daugeliui mūsų namų šildymo sistemos pasirinkimas yra vienas iš svarbiausių sprendimų, nuo kurio priklauso kasdieninis komfortas. Kaip patarė specialistai, dabar geriausias laikas keisti ir atsinaujinti namų šildymo sistemą. Ir nuolaidų daugiau, ir darbus atliekantis meistrai yra laisvesni. Dabar trumpa reklamos pertraukėlė. Neperjunkite kanalo, netrukus mes vėl susitiksime. Mitsubishi Electric oras vanduo šilumos siurbliai su 5 metų garantija. Nenori vargti su malkom? Patogus šildymas Saurida Gas. Mitsubishi Electric oras vanduo šilumos siurbliai su 5 metų garantija. Nenori vargti su malkom? Patogus šildymas Saurida Gas. Sveiki sugrįžę po reklamos. Čia laida Statybų gidas ir mes keliamės į stogų karalystę. Kai gamintojas siūlo jums 20, 30 ar 50 metų garantiją, atrodo, kad tai nerealiai ilgas laiko tarpas. Tačiau žiūrėk, 10 metis praėjo, stogas, pavyzdžiui, pakeitė spalvą, tai ką daryti? Reikia pasirinkti tinkamą ir tikrai ilgaamžį sprendimą. Kai statome namą, aišku, galvojame apie ilgaamžiškumą, bet praeina metai, 5, 10, 20. Laikas bėga labai greitai. Ir kai kurie sprendimai neišvengiamai pasensta. Stogas ar fasado apdaila neišimtis. Be to ir mados turi įtakos. Stogų rinkoje ne tik Lietuvoje, bet ir Pabaltyje, ir plačiau pasaulyje, Australijoje, Kanadoje, Amerikoje, išsivysčiusiose Europos šalyse, šiaurės šalyse populiarėja sparčiai plieniniai stogo dangos, plieniniai stogai. Na ir dėka keleto tokių privalumų. Tai yra ilgaamžiškumas, pirmiausia tai spalvos paviršiaus ilgaamžiškumas, netrupa šaltyje, neskyla esant krušai, laipė ant stogų, tiesiog yra patogus ir sumontuoti, visos atliekos yra 100% perdirbamos, kas lieka statybvietėje lengvai apdorojamos, statybininkam nereikia specialių įrankių, danga yra lengva, tai nereikia specialios stipresnių medinių grėbėstų konstrukcijos, tai dėl šių savybių turbūt ir sparčiai populiarėja. Daugiau nei 30 metų veikianti įmonė, turinti savo atstovybės didžiuosiuose mūsų šalies miestuose, pagrįstai save vadina stogų ekspertais. Turime įvairų platų stogų dangų pasirinkimą ir betoninės šerpės, ir skardinės stogo dangos, keramika. Galime pasiūlyti visą pilną komplektą pasirinkimą lietaus nuvedimo sistemos, saugos elementus, fasado apdailą. Svarbu klientui, kad jis pasirinktų tinkamą sprendimą. Norime pasiūlyti. O čia, kur mes esame Marijampolėje, tai Marijampolėje šitas skyrius jis turi savo išskirtinumą tuo, kad turime didelį asortimentą ekspozicijos pasirinkimo, kur klientas gali gyvai pamatyti tuos pavyzdžius. Lengviau jam yra įsirinkti. Vadybininkai mūsų, jeigu reikia pagalbos, važiuoja į objektus, padeda paskaičiuoti sąmatas, parinkti tinkamą stogo dangą, kad būtų sprendimas padarytas teisingas. Mes galime pasiūlyti geriausią tą sprendimą, nes dažniausiai stogo namo keitimas arba namo statyba, tai kartais gyvenime tik vieną kartą tai yra daroma. Tai normalu, kad žmogui kartais trūksta žinių, reikia gerų patarimų, gerų sprendimų. Tai va dėl to mes čia ir esame. Logiška, kad aukščiausios kokybės gaminiai turi ir savo vertę bei kainą. O statybose išlaidos dažnai išauga, tad papildomo finansavimo galimybės tikrai gali praversti. Stogų bei fasadų įrengimas nėra išimtis. Daug keliasi į tą privatų būstą, ar tai būtų namas, ar tai būtų sodo namas, ne? Ir ne visuomet tos statybos vyksta per metus laiko, per trumpą periodą pasistato visą namą, ne, ir užbaigia. Tai nemaža dalis klientų etapais vysto tą statybas, ne? Ir vėlgi, kadangi suma yra didelė, būna keliolika tūkstančių arba keli tūkstančiai eurų už stogą, tai klientai yra linkę mokėti, išsiskaidyti tas įmokas dalimis, vėlgi savo nusistatydami tą terminą ir periodą ir pasirinkdami, kokią tą dalį nori finansuotis. Ar nori finansuotis visą sumą, kurią paskaičiavo pardavėjas, ar nori finansuotis dalimis. Tai ir vėlgi klientas keliauja į įmonę, vidarą paskaičiuoja tą sąmatą
ir darbuotojai gali iš karto patikrinti kliento mokumą. Reiškia, klientui tai reikės turėti dokumentą, ar tai tapatybės kortelę arba pasą. Ir nurodžius pajamas ir įsipareigojimus, įmonė gali paskaičiuoti, duoti atsakymus klientui, kokiam terminui jis gali prasifinansuoti, kokią sumą gali prasifinansuoti. Beje, stogų gamintojai akcentuoja, jog aukščiausios kokybės lygio gaminiai yra santykinai nedaug brangesni už standartinius gaminius. Tad prisiminkite, kad po 10 ar 20 metų gyvenimas nesustoja ir įvertinkite pasirenkamų gaminių ilgaamžiškumą. O dabar nuo stogų leiskime ant žemės. Kiekviename name ir kiekviename kieme lauko baldai, ypač vasaros sezono, yra ta vieta ir tos detalės, kurios yra naudojamos kiekvieną dieną. Taigi pasižvalgykime, kokios yra šio sezono lauko, teraso, kiemų baldų mados. Lauke ir terasoje stovintiems baldams keliami ypač aukšti reikalavimai, juk jie turi išlikti funkcionalūs visais metų laikais, bet kokiu oru. O stilius ir mada privalomi dalykai. Gamintojai baldams naudoja ypač šiuolaikiškas medžiagas, todėl ir jų funkcionalumas, galima sakyti, yra beribis. Lauko baldai tai vis tolyn darosi vis įvairesni, tai pasirinkimas labai platus, dar neprisimenam tos nesenus laikus, kai lauko baldai buvo arba tai mediniai, arba tai pinti iš vitelių ir tos pasirinkimas būdavo labai siauras. Dabartiniai lauko baldai tai jau jie pasižymi tikrai ir tokiu pat įvairovę kaip ir vidaus baldai ir jie labai artimi ir dizaino prasme ir, sakykime, tikrai jau galima pagal namą, pagal eksterjeras pasirinkti savo labiausiai tinkančius. Jau nebėra tenais, kad lauko baldai vienos spalvos, yra ir įvairių spalvų, ten tikrai kaip būdavo rudi arba pilki, tai dabar galima susirasti ir jau visiškai tokių akcentinių ir raudonos, ryškios ir su gėlėm ir kokį norit audinių, tai tikrai pasirinkimas labai platus. Ir kas svarbiausia, kad tie lauko baldai vis modernėja, tai jie pasidaro tokie, tikrai atsižvelgia į patį komfortą. Netgi, sakykime, kėdės yra, kurios turi ten, tarkim, įvairiais paskaičiavimais, kad truputį judėtų, jos judančios, kad nugara nebūtų įsitempus, nebūtų statiška, kad jinai būtų teisingoje padėtyje. Yra ir tos zero gravity kėdės, kas būdavo tik tais galbūt kažkokios relaksinės kėdės viduj, tai dabar ir lauke. Daugelis tų baldų sprendimų yra padaryti taip, kad tas pats baldas galėtų būti jau pasirenkant iš karto, arba ten, tarkim, jis transformuojasi, kilnojasi, tai patogumui žmogaus ir atlieka kelias funkcijas. Tai gali būti ir kaip ir vizualiai atrodo tas pats komplektas, tarkim, pietų komplektas, ir arba tas vadinamas poilsio arba lounge komplektas irgi lygtai tas pats daiktas. Arba netgi yra tokių komplektų, kurie iš karto yra tokie stalas truputį žemesnis negu pietų, bet jis nėra ir kavos stalelis. Jis toksai semi-dining ir jau prie jo sėdi ir patogiai, bet ir taip pat gali ir valgyti, nėra jokio diskomforto. Šiandien gamintojai siūlo tikrai ne vieną modelį ir ne vieną spalvą. Tik išsirinkite. Jis gali būti ir klasikinis, tarkim, tas pats dizainas, mes paimkim, kad yra vienvietis foteliukas, dvivietė sofa arba trivietė sofa. Bet čia mes turim iš moduliukų, tai tada galima jau tada pagal savo poreikį, pagal savo terasos ilgį pasidaryti kokią norim formą, gali būti L forma, gali būti ir U raidės forma. Tiesiog jau čia kaip žmogus nuspręs, vėlgi čia matom vieną mes galą užbaigiam su porankiu, šitas galas jisai be porankio. Tai čia gali būti ir abu be porankio, gali būti tiesiog pasirenkam atitinkamus modelius. Paprastai giminės sambūriai būna Kalėdų ar Velykų dienomis, tačiau ir vasarą galima ištaikyti progą, kai prie bendro stalo susėda visa šeima. Visa tikrai didelė šeima. Čia mes turim irgi stalą, kuris didinasi, tai irgi, sakykime, tas trendas atėjo iš vidaus baldų, nes vidaus balduose tai tikrai dažnai būna stalai besididinantis, bet čia yra lauko aliuminio rėmas, keramika dengtas stalviršis, tai jisai tas stalas iš 2,20 pasidaro 3,30 m ilgio ir tada lengvai susodinsim ir 12 žmonių kompaniją. O pasididina jis labai paprastai, tiesiog reikia ištraukti tas dvi dalis ir tada į vidų išsistato šitas papildoma plokštė ir tada mes jas atgal sustumėm ir dabar stalo bendras ilgis yra 3,30 m ir čia 12 kėdžių galim drąsiai sustatyti ir tada tiesiog jau bus didelė šeimos pietus. Tad mėgaukitės bendravimu savo kieme ir terasoje, o apie kitą privalomą vasaros poilsio elementą, kepsnines ir vartotojų pasirinkimo tendencijas papasakosime artimiausiose laidose.
Dėkoju uždėmesi. Jeigu norite kažkurios reportažus pažiūrėti, mūsų laidos YouTube paskyra laukia, aišku, savo prenumeratorių ir savo naujų bičiulių, o tv3play.lt platformoje galite rasti visas statybų gido laidas. Mes susitinkame kitą šeštadienį, tokiu pat metu. Likite sveiki. Mitsubishi Electric oras vanduo šilumos siurbliai su 5 metų garantija. Nenori vargti su malkom? Patogus šildymas Saurida Gas.